Pirmasis pasiūlymas yra susijęs su pertekliniais duomenimis, kurie yra renkami visų lygių rinkimuose, jeigu nori rinkėjai išreikšti savo palaikymą kandidatams. Tai siūlau atsisakyti gyvenamosios vietos adreso ir gimimo datos įrašymo į lapą. Vienas dalykas, ne visi sutalpina tą adresą, padaromos klaidos, kai rinkimų komisijos tikrina tos duomenys, jeigu mato, kad adresas nepilnai įrašytas arba su klaida iš karto neužskaito tų duomenų, tai iš esmės supaprastėtų darbas tiek rinkimų apylinkėms tikrinant duomenys, tiek žmonėms, kurie pasirašinėja. Girdžiu argumentus iš kolegų, kad pasunkės apygardoms darbas. Ne, tai kaip tik palengvės darbas, nes tokiu pačiu būdu, kaip ir pasirašinėjant elektroniniu būdu, tokiu pačiu būdu apygardų komisijos tikrina ir tuos parašų lapus, fizinius parašų lapus, identifikuodami gyventojus, kurie pasirašė lapę pagal vardą, pavardę ir asmens dokumento numerį. Tai užtenka tik identifikuoti ir sistema automatiškai pasako, ar konkretus rinkėjas yra konkrečiame rinkimų sąraše ir komisija gali priiminėti sprendimus. Nereikia tikrai nei gimimo datos papildomai, nei adreso nurodyti. Antroji pasiūlymo dalis yra dėl parašų užskaitimo. Jeigu rinkėjas pasirašo, tarkime, elektroniniu būdu, ir kažkur tai buvo pasirašęs, galbūt per klaidą, galbūt ir sąmoningai fizinėme parašų rinkimų lape, iš karto yra neužskaitomas nei vienas parašas. Siūlau pasiūlymų, kad parašas būtų užskaitomas, nes rinkėjas akivaizdžiai savo valią, palaikydamas vieną ar kitą ar kelis kandidatus, yra išreiškęs. Biurokratijos mažinimas, perteklinių duomenų mažinimas, asmens duomenų apsauga yra vyriausybės programoje, tai matyt visiškai pataikantis projektas į tą nuotaiką šios sesijos. Man tai visada norėtųsi, kad būtų lengvesnė sistema ir man tie lapai tai kažkaip iš vis atrodo kartais, kad jų nereikia. Tai šito pasiūlymo kaip tik siūlau palengvinti darbą, kad būtų kuo paprasčiau. Dėl elektroninių būdų pasirašymų ir dėl fizinių įstatymas numato tokią galimybę. Jeigu įstatymas numato tokią galimybę, tai paprastinkim tą procedūrą, o žmonės pasirinks. Mano konkrečiu atveju per praėjusius rinkimus elektroniniu būdu surinkau parašus per 4 dienas. 1000 parašų Kėdainiuose, nebuvo didelė problema. Bet norinčių pasirašyti fiziniu būdu tikrai buvo. Ir klaidos, tokias visiškai techninės klaidos buvo būtent parašų rinkimų lapuose. Pavyzdžiui, nepilnai įvestas adresas. Ar ten praleido ir nerašė gimimo datos, nors žmogus buvo konkrečiai identifikuojamas ir valią savo tikrai išreiškė.